Šiųmetę Euroviziją nustebinti galime 52 būdais. Būtent tiek dainų lietuviškam konkurso atrankos etapui pateikė visiškai nacionalinėje Eurovizijoje nematyti veidai ir scenos senbuviai. Labame ryte reportažų ciklas, kuriame akimirkos iš atlikėjų prisistatymo komisijai ir žiūrovams. Jūzi, pavėjęsis baisa, tavo geltoni plaukai. Šiaip ir nedalyvautume, bet dėl Fredžio stingės. Jis labai prašė, norėjo, kad svajonės pildymas būtų sudalyvauti. Sakyk, gerai? Ačiū. Mes tą geriausi draugai. Gerai. Aš šiaip būčiau išėjęs iš grupės, jeigu būtumėm nedalyvauti. Šitą ne. Kuo? Jūzi, tamais nelunkai, Jūzi, kur lygai. Jūzi, pavėjęsis baisa, tavo geltoni plaukai. Fredi, tai kokį pirmą darbą padarysi laimėjęs Euroviziją? Išgersiu su draugais. Geltoni plaukai! Jūzi, tamais nelunkai, Jūzi, kur lygai. Jūzi, pavėjęsis baisa, tavo geltoni plaukai. It's about love. So love and life. Yeah. Tai apie meilę ir gyvenimą. Apie meilę, kai kažką myli labai. Gal tu galėtum Angelina trumpai prisistatyti, kiek tu metų, iš kur čia atsiradai, ką dainuosi? Aš turiu ką pasakyti iš tikrųjų. Atsiprašau, gali dar nefilmuoti. Neklauskit manęs, prašau, kiek metų. Tai mes net nešnekame apie tai. Ne, tada mes turėsim paskelbti, kad paprasčiausiai nykštukas negali dalyvauti. Padarėm viską ir manom, kad šita daina turi užkariauti pasaulį ir dar nešam taiką. Gal Pranas Ramanauskas? Tai peržengta riba. Gražu besivedybė. Prilaikanti ranka. Mes bijom minėt. Ačiū.